Pamokėlę pristato Frankė. Sumanios virtuvės sprendimai. Kaip žinote, ar kepsnys iškepęs, liečiamuoju būdu. Pats paprasčiausias būdas atskirti, kada kepsnys yra iškepęs ar žalias, tai prilygsta žandui žalia mėsa, kruostui pusiau iškepus, o kakta yra pilnai iškepus. Jeigu dar daugiau rūšių, tai šita vieta prilygsta žaliai mėsai. Jeigu sulieši tos du pirštus, jau bus pusiau žalias, čia bus su krauju, čia bus rožinis, o čia bus pilnai iškepęs. Tai judinant šitos pirštus, tiesiog šita vieta kietėja. Ir tai reiškia, kad iš mėsos garuoja skystis ir mėsa kepa. Pamokėlę pristato Frankė. Gamink išmaniai su Frankė.